išėjo Cezariaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kviriniui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Jozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą vadinamą Betlejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisiartino jai metas gimdyti. Ir jai pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir jos nutvėskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas, jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo atsirado gausinga dangaus kareivija. Įgarbino Dievą giedodama: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Šį vakarą, kai už langus sutemo, atėjo naktis, kai kambarį jau stovi papuošta eglutė, kai kambarį apšviečia spalvingos lemputės, kai ant stalo jau kvepia, skaniai kvepia kūčių vakarieniai paruošti patiekalai, kai visi susibūrė aplink stalo su jaudinančia nuotaika, staiga gali kažkas paskambinti prie durų. Galvose atsiranda visokiausių minčių. Kas tai ateina? Gal kažko dar nėra? Gal atkeliavo kažkoks giminaitis? Gal ir kaimynas ateina pasiskolinti druskos? Gal ir benamis, kuris šią dieną tiki gauti didesnį išmaldą? Kas išdrįsta sudrumsti tą šventišką ramybę? Bet kodėl dabar, kai mes švenčiame, kažkas ateina ir beldžiasi? Gal tai nėra tikimiausias variantas, bet jau kažkada atsitiko. Angelas ateina pas piemenis ir skelbia jiems, jog gimė Mesijas. Jie išsigando, kad jis siūlo jiems: nebijokite, eikite į Betlejų pasveikinti gimusį Mesiją, Jėzų Kristų. Kūdikį Betlejuje, prakartėlėje, ėdžiose gulintį. Brangiai, ir mes švenčiame kalėdas, labai gražias šventės, visokiausių tradicijų, papročių, kurios per amžius buvo laikomos ir puoselėjamos. Tačiau jeigu ne Jėzus Kristus, nieko iš šio išorinio vaizdo nebūtų. Nebūtų tų tradicijų, nebūtų papročių, nebūtų jaukų susitikimų artimųjų būryje. Jėzus Kristus gimė. Ir mes išeikime iš šio spalvingo kalėdinio pasaulio. Eikime pas Jėzų Kristų. Pasveikinkime jį. Jis iš tikrųjų yra mylintis Dievas. Jis ateina iš meilės mums. Tegul ta jo meilė būna mylima. Tegul nebūna atstumta, pamiršta, nuvertinta, nurašyta. Priimkime tą meilę ir džiaukimės, kaip ir džiaugiasi angelai, kai džiaugiasi piemenys, kai džiaugiasi Marija, Juozapas, trys karaliai ir per visus amžius tie žmonės tikintieji, kurie taip uoliai visada susirinkdavo prie Jėzaus Kristaus altoriaus. Šventasis Pranciškus, mūsų ordino įsteigėjas, savo viename įspėjime parašė, kaip Jėzus gimė Betlejuje iš švenčiausios mergelės Marijos, taip kaskart, kai yra aukojamos šventosios mišios, Jėzus gimsta ant altoriaus, kunigų ištariant konsekracijos žodžius.
Taigi, priimkime tą didelę Dievo meilę, kuria taip dažnai yra nemylima, atstumta. Tegul Jėzus Kristus ateina į mūsų širdis, į mūsų šeimas, į mūsų namus. Tegul suvienyje mus savo dievišką meilę. Mūsų žmogiška meilė yra gera, bet netobula. Tik Dievo meilė ištobulina mūsų meilę. Ir mūsų ta žmogiška meilė tokia netobula tampa graži, tampa gera. Sveikinu visus Kalėdų proga, Jėzaus Kristaus gimtadienio proga, pranciškoniškų šūkių taika ir gėris.